godus verslas vagystė, tai ko gero suprantame bet kam. Visų pirma, godus verslas pavagia darbo jėgą, nes jis jai neužmoka pinigų. Jis ją eksploatuoja. Antras dalykas, godus verslas pavagia mūsų ateitį, kadangi jis pavagia sąžiningą konkurenciją, jisai pavagia mokesčius, jisai kliudo visiems visuomeniai turėti geresnį švietimą, geresnį gydymą, geresnį aukštąjį mokslą, jis pavagia ateitį. Ir trečias dalykas, godus verslas nužudo pasitikėjimą rinkos ekonomiką. Jis pavagia žmonių ateitį. Jisai sukelia krizės finansinės, bankininkų godumas, verslininkų bėgančių į offshorinės zonas, pabėgančių nuo mokesčių mokėtojų godumas privedė prie pasaulinės finansinio kapitalizmo krizės. Ir tai tą įrodė labai paprastai. Godumas nužudė rinkos perspektyvas. Ir godumas visą laiką sukelia krizės. Kas yra burbulai? Godumo padarinys. Kas yra spekulacijos finansinės? Godumo padarinys. Kas yra galimybė subankrotinti ne tik įmonės, ne tik visuomenę, bet valstybės ištisai? Tai kas yra? Godumo padarinys. Štai kodėl godus verslas yra vagystė, yra egzistencinė vagystė, jis atima gyvenimą.